Toks tikras namų maistas, primenantis vaikystę, vakarienė su šeima, rudeninis troškinys su miško grybais, su daržovėm, vištiena, tačiau į visai kitą lygį pakelia sviestiniai pyragėliai, kurie iškepa kartu su troškiniu. Na, tikrai galite nustebinti ne vieną su tokiu patiekalu, o kaip jį pasigaminti, sužinosite taip pat. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Šį receptą pradėsiu nuo sviestinių pyragėlių. Na, čia toks, galima sakyti, mišinys sausainio ir pyragėlio. Ir čia lentos neprireiks. Ir gaminsim, na, tarsi tokią kapotą tešlą. Miltai 315-320 gramų. Kepimo milteliai 2 šaukštai arba 20 gramų. Ir toks geras pusę šaukšto druskos. Smulkios druskos geriau, nes lengviau išsimaišys. Ir jeigu turit štai tokį daiktą, labai gerai. Jeigu neturit, paieškokit kur nors įsigyt. Arba galit daryti tą patį su peiliu. Tuomet sviestas, labai šaltas sviestas iš šaldytuvo. 120 gramų ir tarka. Tai kad sviestas neliptų ir iškart išsiskaidytų. Štai taip, miltai, sviestas irgi miltus ir kelis kartus prabraukiam, išmaišom. Kapoti labai sviesto vėliau su miltais nereikės, nes reikia, kad išliktų tokie sviesto gan nemaži gabaliukai. Būtent tie gabaliukai paskui kepdami sudarys daug tokių skanių sluoksnelių. Man ypatingai patinka toks sviesto paruošimo būdas, nes rankos dažnai būna labai šiltos ir sviestas pradeda tirpti ir kapota tešla tiesiog neišeina tokia, kaip reikia. Ir paskutinis ingredientas yra grietinė. Maždaug stiklinė, gali būti truputėlį daugiau, 200-220 gramų grietinės. Ir dabar svarbiausia yra nepermaišyti. Nes jeigu labai ilgai maišysim, išsimaišys sviestas, dings sluoksniai ir prapuola visas kapotos tešlos grožis. Taigi su šituo dalyku štai taip išmaišau tešlą. Ir kai nesimato jau tokių visai sausų miltų, tiesiog su rankom suformuojam tešlą. Formuojant reikia, kad tie trupinukai tiesiog suliptų į vieną gabalą. Jeigu atrodytų, kad tešla šiek tiek per šlapia, drąsiai paimkite dar miltų. Dabar veiksmas, kuris nėra būtinas, bet jeigu norit, kad būtų dar daugiau sluoksnių, galite jį atlikti. Taigi, suformavę štai tokį stačiakampį, padalinkite į 3 dalis ir uždėkite vieną ant kitos. Šiek tiek paspauskite. Tokiu būdu mes padarom dar daugiau sluoksnių. Tarsi toks gaunasi kapotos sluoksniuotos tešlos efektas. Štai tokį labai suspaust plonai tešlos nereikėtų. Na, čia kokie 2-3 cm. Paimu lėkštę. Ir taip paruošta tešla keliauja į šaldytuvą mažiausiai pusvalandžiui, kad gerai atvėstų ir sutvirtėtų. Na, jeigu jūs ją pasigaminsite dieną prieš, nuo to bus tik geriau. Troškinį reikėtų pradėti nuo aromatinių daržovių. Tai vadinama šventoji trejybė, morka, salieras ir svogūnas. Taigi supjaustom smulkiais kubeliais ir apkepinam svieste. Smulkintas daržovės kepame, keletą minučių. Tai reikia, kad jos suminkštėtų, o svogūnai taptų skaidrūs. Šitas vaizdas, jis ne tik gražus, bet ir labai kvapnus. Česnaką dedu visiškai pabaigoje, labai nesmulkinu,
3-4 skilteles jau priklauso nuo jūsų. Aš kadangi mėgstu česnaką visuomet įdėti daugiau ir pakepinu vos keletą akimirkų. Reikia, kad tiesiog sviestas ištrauktų česnako aromatą. Ir sekantis žingsnis, reikės užtirštinti viską, sutirštinti. Žinoma, geriausiai tam tinka miltai. Reikės 2 šaukštų. Miltus pakepinti yra būtina, nes jeigu mes iš karto pilsim skystį, vandenį ar sultinį, nespės, kaip sakant, pakankamai riebalų sugerti patys miltai ir vėliau gali atsiskirti. Ta prasme, likti tokie kaip miltų gumuliukai, miltų poskonis gali likti. Pakepinam bent jau 30 sekundžių, minutę ir sultinys. Pusę litro gali būti kiek daugiau, priklausomai kokio tirštumo padažo norėsit. Ir po truputėlį pilu ir maišau. Tarsi gamintamas bešamelį. Jeigu namuose visuomet turite natūralaus sultinio, fantastika. Jeigu ne, užsukite į Gardu, fizinės parduotuvės arba elektroninę parduotuvę, mes visuomet turim puikių natūralių sultinių. Na ir dabar likusios troškinio sudedamosios dalys. Aš turiu vištienos. Virtą vištieną, smulkintą peiliu arba tiesiog suplėštą rankomis, sudedu į keptuvę. Taip pat žirnelių, žaliųjų žirnelių, maždaug stiklinę. Ir grybai. Na, ruduo ir grybai. Aišku, voveraitėm galbūt jau yra šiek tiek per vėlu, bet gal turite užsišaldę. Kokie 300 gramų voveraičių. Puikiai tiktų ir kiti grybai. Pievagrybiai, baravykai. Rudens troškinys turi būti kupinas rudeniško skonio. Sudedu grybus, išmaišau ir palieku pasitroškinti, kokias 10 minučių, kad šiek tiek nugaruotų sultinys ir padažas sutirštėtų. Šiek tiek grietinėlės. 100 ml turėtų pakakt. Visai nedėjom druskos, jokių prieskonių, taigi dabar yra pats laikas. Žiupsnelis druskos, šviežiai malti pipirai. Išmaišom, išjungiam kaitrą ir atėjo laikas sviestiniam pyragėliam. Išspaudžiu pyragėlius ir dedu tiesiai ant troškinio. Kad skaniau apskrustų, patepu viršų kiaušinio plakiniu. Ir tai paruoštą patiekalą dedame į iki 220 laipsnių kaitintą orkaitę su ventiliatoriaus funkcija ir kepsim 15 minučių. Taigi mums troškinio troškinti jau nebereikia, reikia, kad iškeptų sviestiniai pyragėliai. O jiems reikalinga aukšta kaitra, kad jie išaugtų. Grožis. Tikrai kvepia skaniai, atrodo skaniai. Jūs tiesiog privalot pagaminti šį patiekalą, kad įsitikintumėt. O kaip jį pasigaminti, sužinosite užsukę į gardu.lt. Ten užsukę jūs rasite ne tik gausybę puikių receptų, tačiau ir daug puikių ingredientų. Sekit mūsų socialiniuose tinkluose, prenumeruokit YouTube kanalą, kad ten surastumėt visus mūsų receptus video formatu. Ir nepamirškit aplankyti mūsų prekybos centre Panorama bei naujai atsidariusioje parduotuvėje prekybos centre Pašilaičiai. Gaminkit, mėgaukitės maistu, žiūrėkit Gardu. Su jumis susitiksime kitą savaitę tuo pačiu metu per TV3. Iki!